Su jumis sveikinasi Kristina. Ir Jonas. Šiandien mes pažiūrėsime, kaip Vilniaus Laisvės gimnazijoje vaikai rengiasi, nes aš tai jau antiek sena, kad nebežinau šiuolaikinių madų. Tai susipažinkime su Laisvės mada. Danguolė, ateikit, mes norim pašnekėti su jumis. Ateikit. Pasigavom pirmą žmogelį iš Laisvės gimnazijos. Tai pristatykim, čia yra mūsų rusų kalbos mokytoja Danguolė Nainienė. Tai mokytoja, pakomentuokite, prašau, savo įvaizdį šiandien dienos. Iš kur kokia jūsų inspiracija buvo? O aš šiandien norėjau atrodyti taip, kaip mano mokiniai, jaunatviškai. Todėl apsirengiau šitos marškinukus, kuriuos man padovanojo mano vyras. Ir pataikė dydį, nupirko, kai aš buvau sanatorijoje. Tai vat mano toks įvaizdis, kad neatsilikčiau nuo savo auklėtinių ir mokinių. Jonai, kodėl tu man neperki marškinukų gražių? Skarą prieš 20 metų nupirko ir užtilo viskas. Ane, nei žiedo, nei karolių negavau. Ala, man skambina. Kas? Labą dieną. Tai sveiki. Sveiki. Koks vardas? Edgaras mano vardas. Gerai, tai koks savo outfito inspiracija? Nežinau, tiesiog geras žmogus aš. Gerai, o kainos kokios maždaug? Istorija outfito? Nedidelės kainos, istorija, sena. A negi Kalvarijose apsipirkai vaikas? Pusiau. A kur iš Kalvarijų? A HB-šačka? Iš Kalvarijų dvasia ir noras mokytis. O Jėzau. Tau normaliai? Normaliai? Normaliai viskas. Galim pradėti? Keli filmuoji? Labai gerai. Tai kelintokai jūs esat šitoj mokykloj? Devintokai. Pirmokai. Pirmokai. Labai malonu susipažinti, aš esu Kristina. A tu? Jonas. Tai vat, mes paklausim tik tai vienintelį klausimą. Kaip jūs šiandien nusprendėt apsirengti taip labai sportiškai, aš matau? Kur skarelės, kur kaklaraiščiai, bantukai, dar kažkas? Namie. Namie, jau. A kodėl namie? Ką mums? Labai išsamūs atsakymai nuo Vilniaus Laisvės gimnazijos pirmokų. Tai... Panelė jauna. Jo, tai ko jūs vardu? Silvija. Gerai, malonu. Jonas. Aš Kristina, malonu susipažinti. Man irgi malonu. Tai norėjau paklausti, kokia jūsų inspiracija outfito ir maždaug kokią kainą, plius minus. Nežinau, ką apsirengti inspiraciją. Išėjau su Maikė, su kuria ir miegojau. Tai man čia kainas dabar sakyti viską. Gerai. Mano batai matė labai gyvenimą, bet aš jos paroviau už gal Sportlandą už 70 eurų. Buvo nuolaida, bet jie labai matė gyvenimą. Tada koinės išeina už gal kokius 2 eurus. Maikė iš Kropo gal už 16. Ir džinsai už 30 iš Pull&Bear. Taip. Okay, ačiū, labai malonu. Man irgi labai malonu. Dėkojam širdį. Einam kitur. Mokytojau, mes jūs norim pakalbinti. Tai galim? Tai klausėte? Gerai, tai sveiki, mokytojau. Tai mano, aš personažas Jonas. Čia Kristina. Kristina. Malonu susipažinti. Jo. Malonu. Tai vat Mano norėjau- vardas Mindaugas. Malonu labai. Vat norėjom dabar jūsų paklausti jūsų inspiraciją aprangos ir plius minus kokią kainą buvo. Aprangos? Jo. Neįkainuojama, nes vienetiniai specialiai siuvausi. Fainai. Taip, brangiai. Nu, o inspiracija kokia? Inspiracija. Man reiks pasigūglinti žodį, ką tai reiškia inspiracija. Kuom jūs įsikvėpėte, kad taip apsirengti? Kad būtų patogu. Patogu. Gerai.
Labai praktiška, Taip. labai praktiška. Žinau, kad nėra blogo oro, yra bloga apranga. Taip, pagal orą. Labai giliai. Pagal orą. Taip. Gerai, ačiū Jums. Prašom, geros dienos. Dėkuoju. Prisistatysiu, mano vardas yra Kristina. A jūs vardu kuom, panelė Rožė? Ingutė. Ingutė, jie tau kaip malonu, kokie gražūs vardai. Aš noriu paklausti, kuom įsikvėpėte, kad vat, būtent taip apsirengti šią dieną. Oi, nu klausykite, šiandien kažkaip pažiūrėjau pro langą, atidariau snapchat'ės stryką, pamačiau lyją. Aš galvoju, nu kažkaip šaltoka būtų apsirengti, nu, įprastai megztuką. Nusprendžiau užsidėti, va, naikteką. Visai šiltas, flysa, šildo, labai gerai, toks patogu visur. A kiek kainavo jūsų sportinis kostiumėlis? Oi, viską pirkau Naiko parduotuvėje, bet buvo su nuolaida, nes buvo Yamaha išpardavimas. Tai megztinį pirkau už 70, o kelnes už 80. Labai malonu, pakalbinsim jūsų draugę. Tai kuom jūs vardu, panelė? Aš Jolanta. Labai malonu, Jolanta, aš Kristina. Malonu. Čia mano jaunelis. Jau 30 metų kartu. Tai bus auksinės vestuvės. Galit pasveikinti komentaruose. Taip, ačiū labai širdingai. Tai vat paklausiu to paties kaip ir jūsų panelės draugės. Tai kokia jūsų buvo įsikvėpimo ta dalelė ryte, kad taip apsirengti ir kiek kainavo jūsų, taip naujamadiškai pasakysim, outfitukas? Outfitukas mano šiandien toks. Inspiracija buvo tokia, kad tiesiog šalta, nuotaikos nėra. Tai tiesiog paprastai. Tai batai, nežinau, 107, bet su nuolaida ten maros buvo 102 kažkur, tram, nežinau. Siaubas, kaip brangiai. Siaubas, aš sakau, tie batai visiškai tragedija. Kelnės šeinas, labai gerai, kiek ten 10 maždaug eurų, maikė irgi šeinas. 7 kokie ar 4, nepamenu. Bet va taip, šiandien pigiai taip visai. Bet stilinga ir gražu. Taip. Mada labai daili šiais laikais. Keliaukime toliau, vaikai vanagai. Jonai, tu nebylys. Aš tai mėgstu siūti. Ir nebijau, kaip sakant, ryškių spalvų, nebijau net ir kvailai atrodyti kartais, bet, nu, vat, kaip aš jaučiuosi, taip aš ir rengiuosi. Ir siūnu viską iš eilės. Žodžiu, ir labai patariu visom merginom ir vaikinams realiai išmokti siūti, tai labai praktiškas įgūdis gyvenime tikrai pravers. Norėčiau paklausti, kaip jūs šiandien va taip nusprendėte apsirengti? Nu, va taip atsistojau ir nusprendžiau. Kažkaip lengvai, kad patogiai būtų. Ryžtingai, sakykim taip, ryžtingai šiais laikais. A jūs kaip čia nusprendėte? Tai vat, buvo labai sunku įsirinkti, įsirinkau taip. Nu, kas paprasta, tas gražu ir paprasta. Logika. A kiek kainavo jūsų rūbeliai? Maikutė iš džino trikot, gal kokių 10 eurų, 15, tada treningai iš Berškos 30 ir batai, sambos, adidasai. Nu, penktadienis moksau galima. Nu ir dar kūno kultūra dabar mums. Nu, bet jeigu iš Berškos, tada gerai. Penktadienis, alaus gimtadienis, tai čia pasipuošti. A negalima taip? Moksau ir jūs filmuoti. Realų mokyklą. Tai ir jūs nufilmuoti. Aš įsiterpiau, tu nebaigai gal. Žiūrėkit. Pakalbinkit šitą mokytoją, jis labai originaliai apsirengęs. Šiandieną ir Gal pabaigim su mergaitėm, gerai? Pabaigim su mergaitėm. Tu baigiai? Nu jo, taip baigiu. Tai dar pakalbinsiu jūs, tai o kiek jūsų šiandien dienos aprangėlė kainavo? Megztinis 20 eurų, treningai 30, New Balance'ai 120. Brangiai, kokybiškai, stilingai. Šiuolaikinės mados, taip sakykime, visi apibūdinantys žodeliai. Gerai, tai sveiki, mano vardas Jonas. Sveiki, aš Pavelas. Malonu, tai šiandien mes darom tokią laidą, klausinėjom žmonių ir mokinių ir mokytojų apie outfitus jų ir kokią inspiraciją. Tai vat jūsų norėjau paklausti.
Mano inspiracija tai, kaip ir tikriausiai daugumos iš mano mėgstamiausių atlikėjų. Ne visi man jie patinka kaip atlikėjai, kaip muzikantai, bet iš kai kurių, pavyzdžiui, aš pasiėmiau tik tai stiliaus detalės. Tai vat turiu iš tikrųjų savo top 5, galiu išvardyti. Tai būtų amžiną atilsį Linkin Parkų buvęs vokalistas Chesteris Benningtonas, labai daug man įtakojo ir muzika, ir apranga. Tada, kažkiek muzika, daugiau apranga, bet tikrai ne ideologija, tai Kanye Westas. Manau, sakyt, kodėl nedaro man įtakos tas žmogus, tai aiškiai nereikia gal. Tai va, tada kas čia dar? Rusų reperis toks yra Faraonas ir muzika yra apranga, ten tai belenkas. Jis maišo repą su gotais, su metalistais, su punkais, kažkas tokio. Ir, tamsios spalvos realiai. Esmė tiesiog, kad, juoda atrodo gerai ant visų. Aš sakau taip. Ir nereikia matyti niūrumo, būtent juodoje spalvoje. Kas čia dar, nes aš turiu 5. Dar yra toksai buvęs reperis, dabar tapęs jau alternatyvių rockerių, tai toks MGK, Machine Gun Kelly yra amerikiečių reperis. Dabar 5, žinok, nepamenu. Gerai. Ačiū Jums labai. Malonu buvo. Taigi susigavom dar vieną gražią panikę šitoj mokyklai, tai prisistatyk, kuo vardu esi, gražuolė. Margarita. Malonu, aš esu Kristina. Malonu. Tai šiandien norėčiau paklausti tavęs tokio vieno klausimo. Tai kaip tu šiandien nusprendei būtent taip apsirengti, kokia tavo inspiracija ir įkvėpimas? Nežinau, kažko įdomaus norėjau tiesiog. Tai o kiek kainavo tavo rūbeliai, tokie blizgūs aksesuarai? Kelnės Kem, megztinis 10 ar 15, nepamenu. Diržai padovanojo kažkas. A papuošaliukai, kurie taip blizga gražiai? Irgi padovanojo. O kas padovanojo tokį grožį? Vaikinas. Jėzau, ta jaunoji meilė, kaip gražu. Jonai, kodėl man nedovanoji papuošalų? Jonai, ačiū tau labai širdingai. Kėlė būktų sveikas. Ačiū. Sveikatos tau prideda visos aukštosios jėgos. Tai susigavom dar vieną tokią ryškę, labai merginą prie ryškios sienos. Tai, brangioji, prisistatyk, kuo vardu esi. Viena Marija Valionytė. Labai malonu, aš esu Kristina. Malonu. Taip, Jonelis jau mano pabėgo, bet tai aš tavęs paklausiu vieno tokio klausimo, ko jau palabyk mane. Tai kaip čia taip tu nusprendai taip ryškiai gražiai apsirengti? Šiandien koncertas koncertuosiu per operinį dainavimą. Pasakė, kaip ragana apsirengti. O Jezu, aš nesakyčiau, kad tu kai ragana, atrodo tiesiog gražiai. Taip. O kiek kainavo tas tavo įvaizdis? 45 zlotai. Aš nežinau, kiek tai euruose bus. Viskas iš Lenkijos. Ale, klausykit, kai įdomu. Pas mane tai viskas iš Kalvarijų turgaus, Belarus trikotaž. Žinokit, Aldona pardavinėja, labai faini rūbelį. Tik tai gaila, kai jau jau į pensiją išėjo ta Aldona. Bet žinok, supažinus aš tave su ta Aldona bus tikrai faina, galėsim paieškoti ne tik zlotais pirkti rūbelius. Tai ačiū labai tau. Te būna viskas gerai. Te būna. Ačiū labai. Sveikinimą kažkokį. Tark, žodelį, Jonelį. Aš nebe Jonas, aš Emilija. O aš tai atsisveikinsiu dar kaip Kristina. Tai dėkojame jums labai už tai, ką pažiūrėjot šitą video apie Vilniaus Laisvės gimnazijos mokinių madas. Tai aš jums irgi jau prisistatysiu gal normaliai, tai prisistatysiu. Ačiū labai jums, aš jūsų dėmesį. I'll be back.